Sveiki Šiaulių televizijos žiūrovai, kviečiu žiūrėti laidą Tautos mandatas. Laidos vedėja aš, Neringa Trinkaitė, o šiandien mano pašnekovas Seimo narys, socialdemokratas Andrius Šedžius. Sveiki. Labas vakaras. Kaip kalbėjom prieš laidą, visą popietę teko susitikti su rinkėjais, su šiauliečiais ir neabejotinai spręsti daug problemų. Na ir pirmiausia, užsiminėt apie Šiaulių Pabalių turgaus prekeivius ir jų pasipiktinimą kaip tik didesniais įkainiais. Galit pakomentuoti trumpai situaciją? Na, iš tiesų buvo atėję nemažai turgaus prekeivių atstovų, nešini įgaliojimais, reiškia pasirašytais parašais, apie 200 parašų turėjo kai kurie prekeiviai susirinkę. Jie iš tiesų yra nepatenkinti ir galima juos suprasti. Pirmas dalykas, dėl ko jie yra nepatenkinti, tai dėl įkainio padidinimo, nes, turbūt niekam nepaslaptis ir žinom, kad situacija ekonominė prastėja, vartojimas mažėja, žmonės pradėjo daugiau taupyti, automatiškai sumažėjo ir jų pajamos. Ir būtent tokiu laikotarpiu, kai jiems verslas, smulkusis tas verslas sekasi tikrai prastai, juos dar pradėjo, taip liaudiškai tariant, smaugti ir valdžia. Ir iš tikrųjų padidinti mokestį, nežinau, kas pastumėjo, kas privertė, bet aš taip manau, kad tai savivaldybės biudžeto atsivėrusios skylės, tačiau negalima tų skylių lopyti, tiesiog ir taip sunkiai besiverčiančių prekeivių sąskaita. Todėl, kad, kaip matome, skaičiai tą rodo, kad žmogui per mėnesį, kuris tiesiog prisidurdamas gal prie atlyginimo ar tiesiog kaip pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra turgus ir turi mokėti 260 litų, tai iš tiesų yra daug ir aš pasidomėjau pas turgaus direktorių, kad už 2007 metus Šiaulių Pabalių turgus, OB Pabalių turgus turėjo 250 tūkstančių litų pelno, už 2007-2008 dar nėra rezultatų ataskaitų, bet manau, kad bus ne ką mažesnis. Na ir iš tiesų skaičiai yra įspūdingi ir to pelno sąskaita tikrai savivaldybė galėtų sumažinti prekyvietės mokestį. Manau, kad tokiu sunkiu laikotarpiu netgi galėtų ir dotuoti tuos prekeivius, kurie iš tiesų nesiregistruoja darbo biržoje, neprašo pašalpų, susikuria savo darbo vietą, moka mokesčius į biudžetą, tai iš tiesų jiem parama turėtų būti tiek iš savivaldybės pusės. Valstybė tai iš vis, nežinau, absurdiškai yra pagal naują gelbėjimo planą, kurį sudarė Andriaus Kubiliaus vyriausybė. Tai turgui prekiaujantis asmenys, besiverčiantis individualią veiklą arba turintis verslo liudijimą turės mokėti 50,3% mokesčių. Tai iš tiesų pusę pinigų, ką jie uždirba, jeigu sąžiningai mokant, jie turėtų atiduoti valstybei. Tai iš tiesų yra įspūdingos didelės sumos, įvertinant tikrai ne pačią geriausią ekonominę situaciją Lietuvoje. O pažiūrint į situaciją giliau panagrinėjant, tai mes matome, kad tiek didieji prekybos centrai, reiškia tiek komerciniai turgus stengiasi sumažinti, reiškia tą mokestį prekyvietės ar nuomos mokestį, kad tik pritraukti kuo daugiau prekeivių, kad verslas nežlugtų, išleidžia pinigus reklamai. O mūsų miesto valdžia, Šiaulių miesto valdžia kažkaip į tą žiūri labai atmestinai ir manau, kad nedelsiant kreipsiuos tiek į Šiaulių miesto merą, tiek administracijos direktorių, tiek ir Šiaulių Pabalių turgaus valdybą ir į miesto finansų ir biudžeto komitetą, kad iš tiesų mokestis būtų sumažintas, padarytas minimalus, kad tik tai tie žmonės, kurie šiandien dar neprašo pašalpų, nestoja į darbo biržą, rytoj neateitų ir nepadidintų bedarbių gretų.
Tai dar viena grupė žmonių, tai yra advokatai, kurie taip pat kreipėsi dėl apmokestinimo, ar ne? Be abejo, aš iš tiesų niekada nemaniau, kad advokatai, na, tiesiog tie žmonės, kurie teisiškai yra pasikaustę ir žino visas įstatymų subtilybės, galėtų kreiptis į Seimo narį pagalbos. Iš tiesų buvo tie advokatai, kurie, na, tiesiog yra sudarę sutartis su, reiškia, pagalbos centru, kad jie gina tuos, reiškia, žmonės, kurie patys savo nesugeba ir yra sudarę sutartį ir gauna valstybinę, iš valstybės reiškia, užmokestį. Na ir viena iš atėjusių advokačių, reiškia, pasakė, kad ji jau yra įpusėjęs jos nėštumas ir ji nori išeiti motinystės atostogų, tačiau jei išėjus motinystės atostogų, sodra iš jos vis tiek atskaičiuos 800 litų kas mėnesį. Na, tai iš tikrųjų yra įspūdingi pinigai ir protu nesuvokiama, kaip taip galima priimti tokį įstatymą. Kitas dalykas, jie visiškai pagristai, na, aš nežinau, jie gal ruoš užklausimus tiek vyriausybei, tiek Seimo pirmininkui ir iš tiesų jų susirūpinimas yra pagristas tom, kad jie mokės ir socialinio draudimo įmokas, ir visas kitas įmokas, tačiau jiem nepriklauso nei atostogos, jiem nepriklauso nei išmokos ligos atveju, tačiau įmokas visas darys lygiai taip pat, kaip bet kuris, reiškia, normaliai dirbantis Lietuvos pilietis. Tai iš tiesų šitie klausimai neduoda ramybės tiek jiems, tiek ir kitiems panašia veikla arba individualia veikla besiverčiantiems asmenims.